Metalų kova. Titanas prieš Wolframą. Kuris milžinas laimi? Sveiki, inžinerijos entuziastai. Šiandien žengsime į rindą stebėti vieno įspūdingiausių medžiagų pasaulio dvikovų. Įsivaizduokite, kad turite sukurti kažką, kas peržengia ribas. Orlaivį, kuris skrenda aukščiau. Implantą, kuris idealiai prisitaiko prie jūsų kūno. Įrankį, kuris pjauna kietesnį plieną. Arba siūlą, atlaikantį ekstremalią kaitrą. Tačiau kas yra tikrieji čempionai, kai spaudimas didžiausias ir sąlygos ekstremalios? Šiandien mes palyginsime du įspūdingiausius metalus žinomus inžinerijoje – Titanas ir Wolframas. Vienas garsėja savo lengvumu ir neprinykstamu tvirtumu, o kitas – kietumu ir lydimosi temperatūra, kuri pranoksta bet kurią krosnį. Tačiau kuris iš jų yra universalesnis, kuris išsiskiria kiekvienoje kategorijoje ir galiausiai, kuris laimėtų šią metalinių milžinų kovą? Pirmiausia, turime suprasti, kad Titanas ir Wolframas nėra įprasti metalai, kuriuos sutiktumėte kasdien, kaip geležis ar aliuminis. Tai yra ypatingos medžiagos, kurias inžinieriai kruopščiai pasirenka užduotims, kuriuose kiti metalai tiesiog neatlaikytų. Abu turi savybių, dėl kurių jie yra unikalūs, tačiau jų stiprybės slypi visiškai skirtinguose aspektuose. Pradėkime nuo mūsų pirmojo gladiatoriaus Titano, atrasto 18 amžiaus pabaigoje ir pavadinto graikų mitologijos titanų, garsėjusių savo milžinišką jėgą garbei. Titanui prireikė laiko, kol jis buvo išgrymintas ir kol jo savybės buvo iš tiesų suprastos. Bet kasgi daro Titaną tokį ypatingą ir kodėl jis taip vertinamas? Atsakymas slypi beveik stebuklingame savybių derinyje. Jis yra neįtikėtinai lengvas, tačiau tuo pačiu metu pasižymi įspūdingu mechaniniu stiprumu, dažnai viršiančiu plieną pagal stiprumo ir svorio santykį. Įsivaizduokite medžiagą, kuri yra beveik tokia pat stipri kaip plienas, bet sveria maždaug 45% mažiau. Be to, Titanas puikiai atsparus korozijai. Kodėl Titanas beveik nepažeidžiamas korozijos? Net ir agresyvioje aplinkoje, tokioje kaip jūros vanduo ar tam tikros rūgštys. Kai Titanas susiliečia su deguonimi, jis suformuoja ploną titano oksido sluoksnį, kuris yra itin stabilus ir pasyvus. Šis sluoksnis veikia kaip apsauginis skydas, neleidžiantis pažeisti po juo esančio metalo. Būtent ši savybė daro jį idealiu jūriniams komponentams ir cheminiams įrenginiams. O dar Titanas pasižymi neįtikėtinu suderinamumu su gyvaisiais audiniais. Jis nėra toksiškas ir nereaguoja su kūno audiniais. Tai leidžia kaulams augti ir tiesiogiai integruotis prie jo paviršiaus, kas yra būtina protezams, kaiščiams ir dantų implantams. Jo lydimosi temperatūra yra aukšta, apie 1668 laipsniai Celsijaus, todėl jis tinkamas naudoti aukštos temperatūros srityse. Nors jis nėra absoliutus čempionas šioje srityje, dabar susipažinkime su antraja mūsų medžiaga – Wolframu. Pavadinimas Wolframas kilęs iš švedų kalbos žodžio tungsten, kuris reiškia sunki uola. Tai nuoroda į jo išskirtinį tankį. Taip pat atrastas 18 amžiaus pabaigoje, Wolframas greitai išgarsėjo dėl savo išskirtinių savybių. Bet kas daro jį tankesniu ir kietesniu metalų, grynaisiais elementais? Ir kodėl jis turi aukščiausią lydimosi temperatūrą iš visų žinomų metalų? Atsakymas slypi jo atomų struktūroje ir nepaprastai stipriuose metaliniuose ryšiuose tarp jo atomų. Šie ryšiai reikalauja milžiniško energijos kiekio, kad būtų nutraukti. Todėl metalas turi stebėtinai aukštą lydimosi temperatūrą. Maždaug 3422 Celsiusų – tai aukščiausia temperatūra tarp visų metalų ir antra pagal aukštį tarp visų elementų, nusileidžianti tik angliai grafito pavidalu. Šis tankis ir ypatingas kietumas daro Wolframą pageidaujama medžiaga taikymams, kuriems reikia maksimalaus atsparumo dilimui ir deformacijai. Jis toks kietas, kad naudojamas aukštos kokybės pjovimo įrankiuose, galinčiuose lengvai apdirbti kitus metalus ir lydinius. Tačiau nepaisant viso šio kietumo, kodėl jis toks trapus kambario temperatūroje? Paradoksalų, bet ta pati atominė struktūra, kuri suteikia jam kietumą ir aukštą lydimosi temperatūrą, taip pat daro jį gana trapų ir lengvai dūžtantį, kai nėra veikiamas aukštos temperatūros. Tai reiškia, kad nors jis atsparus įbrėžimams ir deformacijoms, smūgio metu gali lūžti arba skilti.
Tungsteno tempimo stipris taip pat yra įspūdingas kambario temperatūroje, tačiau jo stiprio ir svorio santykis neprilygsta titano. Pristatymams pasibaigus atėjo laikas kovai, kuri nuspręs, kuris metalas yra geresnis. Palyginkime juos skirtingose kategorijose. Pagal mechaninį stiprumą ir lengvumą titanas yra neabejotinas čempionas. Jo stiprumo ir svorio santykis yra geresnis nei beveik visų inžinerinių metalų, todėl jis yra nepakeičiamas. Aviacijos pramonėje, kur svoris yra itin svarbus, lengvoms ir tvirtoms konstrukcijoms, titanas išsiskiria savo kietumu ir atsparumu. Atsparumas dilimui volframas, ypač jo lydiniai, tokie kaip volframo karbidas, pasižymi išskirtiniu atsparumu įbrėžimams, pjūviams ir dilimui. Jis yra neprilygstamas ir yra pasirinkimas grąžtams, frezoms bei pjovimo įrankiams, naudojamiems esant ekstremalioms temperatūroms. Dėl savo rekordinės lydimosi temperatūros volframas yra pranašesnis. Jis naudojamas lempų siūluose, krosnių kaitinimo elementuose ir kitose srityse, kur kiti metalai tiesiog ištirptų. O kalbant apie atsparumą korozijai, titanas su savo apsauginiu oksido sluoksniu šioje kategorijoje spindi. Jis idealiai tinka sūriams, rūgštiniams ir šarminėms aplinkoms, kur medžiagos vientisumas yra itin svarbus. Galiausiai, kai kalbame apie tankį, čia be abejonės pirmauja volframas. Jo tankis beveik 2 kartus didesnis nei švino ir maždaug 2,5 karto didesnis nei titano. Jis naudojamas ten, kur reikia didelės masės mažame tūryje, pavyzdžiui, kaip priešsvoriai ar šarvamušiai sviediniai. Na, kiekvieno iš šių praktinis pritaikymas puikiai iliustruoja jų pranašumus skirtingose situacijose. Titanas yra žvaigždė lėktuvų fiuzeliažuose, raketų komponentuose, ortodediniuose implantuose, aukštos klasės dviračiuose ir papuošaluose. Tuo tarpu volframas randamas kaitrinių lempučių siūluose, rutulinių rašiklių antgaliuose, balansavimo svoriuose, TIG suvirinimo elektroduose ir žinoma itin atspariuose pjovimo įrankiuose, netgi šarvuose ir amunicijoje. Tačiau ne vienas metalas nėra tobulas. Titanas, nepaisant savo savybių, yra brangus ir gana sunkiai apdirbamas bei suvirinamas. Reikalauja apsaugotos aplinkos, kad būtų išvengta užteršimo deguonimi aukštoje temperatūroje. Volframas savo ruožtu yra žinomas kaip itin sunkiai apdirbamas dėl savo kietumo ir trapumo kambario temperatūroje. Be to jis taip pat yra brangus. Galiausiai ši metalų kova neturi vieno universalaus nugalėtojo. Titanas ir volframas yra čempionai savo srityse. Kiekvienas turi unikalių savybių rinkinį, dėl kurių jie yra nepakeičiami tam tikrose srityse. Titanas yra lengvas ir tvirtas karys, atsparumo korozijai ir biologiškai suderinamumo meistras. O volframas – kietas kaip akmuo galiūnas, aukštos temperatūros ir nusidėvėjimo karalius. Tikroji pergalė slypi gebėjime pasirinkti tinkamą metalą tinkamam iššūkiui. Jei žiūrėjai iki šios vietos ir tau patiko šis vaizdo įrašas, nepamiršk užsiprenumeruoti, jei dar to nepadarei. Paspausk patinka ir įjunk pranešimų varpelį. Ir jei manai, kad mūsų turinys įdomus, apsvarsty galimybę tapti nariu, kad padėtų mums toliau kurti platformą ir būtum paminėtas mūsų vaizdo įrašuose. Ar jau matei kokį nors įdomų titano ar volframo panaudojimą savo kasdienybėje? Parašyk komentaruose, noriu sužinoti. Čia šone yra 2 įdomus vaizdo įrašus pasirinkimai, kuriuos turi pažiūrėti, kad praplėstum savo žinias ir patenkintum smalsumą. Ir jei nori prisidėti prie mūsų, palik patiktuką, užsiprenumeruok kanalą, įjunk varpelį ir pagalvok apie galimybę tapti kanalo nariu. Štai taip inžinerijos mėgėjai. Didelis apkabinimas ir iki pasimatymo kitame vaizdo įraše.